Tai mes visi žinome, kad augantis miestas susijęs ir su kamščių problema, ir su susisiekimo poreikiu. Tai čia mes esame identifikavę labai aiškiai pagrindinės vietas, kur užstringa Vilniečiai važiuodami į darbą arba atgal. Iš tikrųjų, 3 iš 6 pagrindinių vietų yra tokios, kurios labai aiškiai susijusios su šito aplinkelio statyba. Viskas labai priklausys nuo oro sąlygų, bet turim tokią viltį, kad sugebėsime paleisti transporto eismą iki sekančių metų pabaigos. Šičia, kur mes stovim, aišku, šito kalno nebeliks. Čia atsiras dar 2 juostos, greito eismo 4, tai yra prasme juostos gatvės. Turim 3D technikas, kurios padeda greitai ir, kaip sakant, gražiai atlikti šlaitus, taip pačiai sankasos. Visas vanduo pateks į šitos valymų renginius. Tos 2 bačkus, kur stovi Horaton, būtent juose yra visas sudėtas mechanizmas, kuriame yra sugaudo smėlį, sugaudo naftą. Iš čia ištekės švarus vanduo. Šiaip šitas pats mazgas nėra lengvas. Turėjom dapilt gruntų, kad šita atrama išliktų. Kad galėtume vykdyti darbus, teko stipriai pažeminti vandens lygį. Iš tikrųjų nesitikėjom, kad taip gausis.